Sveiki atvykę į 39-uosius Lamrim Čanmo skaitymus. Sangie Chotang Tsoki Chonam La Changcho Parto Takni Kyapso Chi Taki Jinso Ki Pei Sonam Ki Trola Penchir Sangie Troparsho Sangie Chotang Tsoki Chonam La Changcho Parto Takni Kyapso Chi Taki Jinso Ki Pei Sonam Ki Trola pencher sangue troparsho, sangue chotang tsoki chonam la, changcho parto takni kyapso chi taki jinso ki pei sonam ki, trola pencher sangue troparsho. Taip, taip, pažiūrėsim, kur mes sustojame praeitą kartą. Tai mes iš esmės turime pabaigti šiandien kalbėti apie alkanąsias dvasias. Arba dar tiksliau sakant, mes kaip ir pabaigiam tas, dar kaip ir struktūriškai atrodytų, kad tas skyrelis dar susijęs yra su alkanosiom dvasiom, kurį mes turime skaityti, bet tą pagrindinę dalį kuriuose jos buvo aprašytos, jų savybės, kaip atsimenam, jau kaip ir praėjome ir tuomet mes sustojame praeitą savaitę ties tokiu pavyzdžiu iš būtent vienuolių gyvenimo taisyklių. Ir tas pavyzdys jau yra grinai skirtas apibendrinimams, nes perskaičius visą apmąstymą apie pragaro būtybių gyvūnų ir alkanųjų dvasių kančias, tuomet reikia tarsi susumuoti viską. Tai ir tam susumavimui ir buvo pasitelktas šitas pavyzdys. O tas pavyzdys čia vat yra, galima jį prisiminti labai trumpai, tai jis yra iš Budos laikų, Budos Siddhartos Gautamos. Ir konkrečiai vieno iš Budos garsiausių mokinių Anandos sesers sūnus priėmė vienuolystės įžadus. Tiesiog nusprendė, kad tuo metu, aišku, ta įžadai nebuvo suformuluoti, bet čia taip tiesiog priėmė vienuolystę, nusprendė sekti Budos mokymų ir tuo metu iš esmės tas vienintelis sekimo būdas ir iš esmės buvo tapti atsiskyrėliais. Ir kaip tie du Andos sesers, Budos mokinio sesers sūnus, jie iš pradžių buvo labai tingus ir nors ir liktai nori būti tais atsiskyrėliais, bet jie iš esmės buvo nevykę, tie atskyrė. Tad iš principo tuomet Ananda pasiuntė kitą labai svarbu Budos mokinį Maudgaljajaną tam, kad sukeltų pokyčius būtent tiems dviems sūnums. Ir tiesiog ir to istorijoje, kaip atsimenant, iš esmės Maudgaljana juos kažkur nusivedė į šoną ir kažkokiu tai, galima sakyti, stebuklingu būdu jis parodė pragaro būtybių reginį. Čia kaip pasakyta tekste. Ir tuomet tie du sūnus išgirdę pjovimo, kapojimo ir kitus panašius garsus, jie iš esmės prieš tai pasakyta, kad jie garsus išgirdo ir po to jie buvo pamasinti tų garsų ir tuomet jie patys pamatė ten du didelius verdančius geležinius katilus ir jiems ten buvo pasakyta, kad tie du verdantis geležiniai katilai yra rezervuoti būtent jiems. Tad tai jos labai sušiurpino tas visas vaizdinys ir ta visa juslinė patirtis, kurią jiems sukėlė Maudgaljana ir jie nuo tuomet nusprendė pasikeisti ir rimtai susiimti. Tai mes šitą perskaitėme ir, jeigu aš neklystu, mes neskaitėm tuomet antrosios dalies. Atrodo, kad neskaitėm. Ar kas nors atsimena, būtent kas toliau vyko su šitais dviem sūnumis? Čia aš kreipiuosi, gal atsimenat, nes man atrodo, lik ir neskaitėm, bet suabejom. Taip, bet kuriuo atveju paskaitykime.
Tuomet Maudgaljana tarė, judu naujokai, kadangi šios ir kitos blogybės kyla iš tingumo, būkite uolūs. Jam tai pasakius, jiedu ėmė uoliai stengtis. Jeigu pragarą prisimindavo prieš valgį, nebegalėdavo valgyti, o jeigu prisimindavo jau pavalgę, imdavo vemti. Kitą kartą jis nusivedė juos į kitą vietą, kur eidavo dienomis. Tai vėl, tarsi čia va toks atsikartojimas, kad prieš tai jis nusivedė ir juose parodė pragaro vaizdinį, o dabar į kitą vietą tarsi nusivedė. Ir vienoje pusėje jie išgirdo stebuklingai pasireiškus su dievų liutnių ir kitus panašius garsus, tad nuėjo pažiūrėti. Ten jie išvydo dangiškuosius rūmus, kuriuose nebuvo nei vieno dievo, tačiau buvo pilna deivių. Jie paklausė, kodėl ten nėra dievų. Jiems buvo atsakyta, du Anando sūnėnai priėmė vienuolystę ir dabar uoliai stengiasi. Numirė jiedu atgims čia. Jiedu apsidžiaugė ir apie tai papasakojo Maudgaljanai. Šis tarė, judu naujokai, kadangi ši ir kita nauda kyla iš uolių pastangų, būkite uolūs. Jie dar toliau uoliai stengiasi, kaip priminėjo rašto mokymą, jiems, kaip jau anksčiau cituota iš Samjuktagamos, buvo paaiškinta, kad iš laimingų atgimimo sričių galime atgimti blogosios. Tuomet jie paklausė, kilnusis, ar ir mes numirę ir iškeliavę iš dievų ar žmonių tarpo turėsime atgimti trijose blogosiose srityse? Jis atsakė, judu, gražieji, kol nenutraukta trikdžių tekmė arba klešų tekmė, tol turėsite suktis penkių atgimimo sričių samsaroje tarsi vandens rato kibirėliai. Jiems atsižadėjus paprašė, prašome išdėstyti mums dharmą taip, kad nuo šiol nebesiduotume trikdžiams. Maudgaljana išdėstė jiems dharmą ir sakoma, kad jiedu pasiekė arhato būvį. Taigi, kas čia toliau vyksta tolimesniam paragrafe apie šitos du mokinius, jaunuolius, tai kaip matėm iš pradžių, jie to pragaro vaizdinio išsigando ir nusprendė būti labai uolus ir stengtis, kad tik nepakliūti į pragarą, bet tada Maudgaljanas sprendė jiems kitą reginį atskleisti. Ir vėl kaip koks stebukladarys, vizionierius, jis jiems šį kartą dangaus vaizdinį pravėrė, kaip atrodytų dangus. Ir ten, jeigu labai atsimenam visišką analogiją, kaip jeigu pragaro būtent prieš tą jiems išvystant, tiems sūnums jie girdėjo kaip kapojimo garsus ten visokius, tai šį kartą jie girdi dievų liutnių ir panašius garsus ir tada jie nueina pažiūrėti ir ten jie išvysta dangiškuosius rūmus ir tarsi ten nėra ne vieno dievo ir jiems lik ir žadama, kad tai ten jų vieta, kur jie įsikūnis ir šį kartą jie dar labiau apsidžiaugia, kad dar labiau reikia stengtis dėl to atgimimo dangui. Ir iš principo čia vat yra labai gražus tas visas kelias nurodomas to pirmojo lygio asmens motivacijos. Ir neužmirškim, mes ir skaitome visą Lamrim Čenmo tekstą, Nubudimo kelio pakopų didžios knygos tekstą, kuris išdėliota tas visa medžiaga pagal trijų tipų asmenis. Kaip atsimnam, tai žemesnysis asmuo, žemiausio motivacijos lygio asmuo, tai jis ir iš esmės ir nori atgimti geresnėme gyvenime. Tad šitų dviejų vienuolių, galėtum sakyti, istorija ir iš pradžių atsispindi iki kol kas kaip žemesnė motivacija. Jie nori išvengti kančių, kas irgi jau yra labai gerai iš tikrųjų, nes iš pat pradžių jie tarsi nusprendė būti vienuoliais ir iš vis net nesuprato, ką jie daro, jie net nežinojo, net nesusimastė apie tai, kas jų gali laukti, tai jau yra gerai, tai jau masto, kad nenori gimti blogesniai padėti, bet kartu jie jau turi motivaciją, kažkokio tai gauti daugiau džiaugsmo, malonumo ateityje ir gimti, pavyzdžiui, kaip dievais. O toliau šita istorija mus veda tuo, kad konkrečiai vėliau jiems yra paaiškinama, kad visgi nėra tas būvis danguje, kaip jie galėjo tikėtis iki tol amžinas. Ir jiems vis tiek anksčiau ar vėliau reikės atgimti. Ir labai tikėtina,
kad iš laimingųjų sričių jie atgims blogosiuose. Tai yra, ir čia vat klausimai, paklausia, ar mes numirę iškiauždę užmutarp turėsime atgimti trijose blogosiuose. Ir iš principo didžiulė tikimybė, kad iš tikrųjų taip ir įvyks. Ir tuomet būtent tai juos kaip dar naujas lygis vėl sukrėtė, kad neužtenka tik norėti gimti geresniam būviui, iš principo atgimimas geresnėme būvyje negarantuoja, reiškia, ilgalaikio džiaugsmo, nes tas džiaugsmas iš esmės yra labai labai trumpalaikis. Tai yra kaip, na, loteriją laimėti ir gimti Dievu, bet po to tas būvis iš esmės labai greit praeis. Gal net nepastebėsi dėka specifinio to laiko ten eigos tarp dievų buvio, kaip tas laikas praeis ir vėl krisi amžiams į kančių buvį kažkur atgimti. Tai iš principo jiems ta pasakoma, kad jūs turite siekti aukštesnės motivacijos, turėti aukštesnę dvasinę motivaciją. Ir ta aukštesnė dvasinė motivacija tai iš principo ir yra siekti būtent apskritai nutraukimo, reiškia, mūsų persikūnijimų. Ir tas nutraukimas persikūnimų yra tas vadinamasis arhato būvis. Tai yra toks būvis, kai tu sieki nubudimo, iš principo, kaip Mahajana aiškina šitą dalyką, tai sieki, kad tas nubudimas pirmiausia man įvyktų ir tu negalvoji daug apie kitas būtybės, bet tai irgi yra jau labai neblogai, nes tu sieki to išsilaisvinimo iš samsaros visos šitos sistemos. O dar aukštesnė motivacija, žinoma, būtų Mahajanos motivacija siekti visų būtybių išlaisvinimo, bet kol kas apie tai čia ir nėra kalba. Tad tokiu pavyzdžiu iš principo šitą istoriją Tsongkhapa, man atrodo, ir nori truputį susumuoti tai, kas maždaug vyksta ir atrodo vėl gražiai pateikia vat, iš to autoritetingo teksto pavyzdį, kad jau ir tam sename tekste yra toks modelis, kuris atspindi, kad vat, yra būtent naudojamas dangaus, pragaro vaizdinys tam, kad sukelti motivaciją dvasiniam praktikuotojams ir kartu tie vaizdiniai, jie turėtų kažkur motyvuoti, bendresnis tas supratimas viso to laikinumo, įsikūnijimo tose lemtyse, motyvuoti mus kilti dar aukščiau dvasinėme kelyje. Tad, tai yra pagrindinis tas tikslas, dėl ko Tsongkhapa dar kartą pateikė šitą medžiagą mums paskaityti. Ir kartu iliustruoja, kaip paveikia konkrečiai tuos du mokinius, tokie tie vaizdiniai ir panašiai gal ir mus galėtų tie vaizdiniai paveikti, tik tai tiek, kad čia tik tai rašo, kad Maud Galjana juos sukėlė, tarsi ir jie labai tokie gyvi buvo, tie vaizdiniai, nes tarsi čia mums patiems reikia tuos įsivaizdavimą atlikti pagal tuos aprašymus, gal truputį sunkiau, bet reikia labai daug vis tiek pastoviai tuos įsivaizdavimus daryti ir gal vis tiek tai turėtų paveikti ilgainiui. Ir mus. Tai tokia yra pagrindinė mintis ir dabar kokie būtų pastebėjimai. Įdomu, ką jūs galvojat. Ar turit kažkokių minčių, ar judam tolyn? Jeigu viskas daugiau mažiau aišku, tai galim tuomet judėti į priekį ir šitas paragrafėlis likęs yra dar kartą apibendrinimas, jau paskutinis apibendrinimas prieš einant į naujesnę tematiką, būtent to mažojo motyvacijos būtybių. Ir ten jau netrukus prieisime tą naują tematiką ir ji bus, kaip matysim, apie prieglobstį. Prieglobstį Budoje, Budos mokyme ir vienuolių, galima sakyti, arba praktikuotojų bendruomenė. Bet prieš tai paskaitykime šitą apibendrinančią dalį. Taigi, kančių apmąstymas pašalina tingumą, sušalina uolumą įgyventi kelią ir kreipia protą išsilaisvinimo link. Kadangi jis skiriamas kaip pati priežasties vedančios išsilaisvinimo šaknis, net mokytojui dar gyvam esant nebuvo galima duoti už šį geresnio praktinio pamokymo.
Čia itin aiškiai parodyta, kaip paeiliui siaugdamas mažesnių ir vidutinių asmenybių nuostatus. Jų įgijimo matas yra toks: reikia nuolat ir atkakliai medituoti, kol iš tiesų atsiras tokia nuostata. Neu Zurpa taip pat sakė: ištirk, ar anksčiau esi sukūręs priežastis atgimti tose srityse, ar jų nesukūrei. Ar kuries dabar, ar nekuri, ar ketinės kurti ateityje, ar ne. Jeigu esi sukūręs anksčiau, kuri dabar ar ketini kurti ateityje, ten ir pateks. Todėl galvo, jeigu ten atgimsiu, ką tuomet darysiu, ar dar ką nors pajėgsiu. Galvai karšlygiškai tvinksint, tarsi dykynėje klumpant ir vėl mėginant keltis, apmąstyk. Ir tuomet visiškai nebebus jokios išeities ir stenkis sužadinti kuo stipresnę baimę bei išgąstį. Tai regis ir yra esminis dalykas. Kadangi dabar turime palankų gyvenimo pagrindą, taip apmąstydami galime apvalyti anksčiau sukauptą blogą karmą ir ateityje jos kaupti mažiau. Karštų troškimų maldomis nukreipę aukščiau sukauptą dorybę, galime ją labai padauginti. Taip pat galime žengti pro daugelį naujų vartų ir dorybingus darbus. Dėl kiekvieno dieną galime prasmingai panaudoti turimą laisvę ir galimybės. Tačiau jeigu dabar šių dalykų neapmąstysime, nukrimsti į blogąsias atgimimo sritis, nerasime prieglobsčio, kuris apsaugotų nuo tų baisybių, kad ir kiek jo ieškotume. Bet protas nebeturės galios atskirti, ko reikia imtis ir ko atsisakyti. Todėl įvadai bodhisattvos elgesį sakoma: nors dabar turiu laimę ugdyti dorybę, jeigu pats jos neugdysiu, ką galėsiu padaryti tuomet, kai blogų atgimimų kančios aptemdys protą. Taip pat, kas mane tinkamai apsaugos nuo šios didžios baimės? Apimtas siaubo, išplėtęs akis, visomis kryptimis ieškosiu prieglobsčio. Pamatęs, kad ne vienoje kryptyje nėra jokio prieglobsčio, pulsiu visišką neviltį. Jeigu ten prieglobsčio nėra, ką tuomet darysiu? Todėl nuo pat šiandien priimu prieglobstį nugalėtojo, būtybių globėjo, kuris uoliai stengiasi jas išgelbėti, galingajame išsklaidinančiame visas baimės. Visa tai yra bendras apmatas, tačiau šie dalykai išdėstyti tokiam veikale atidos įtvirtinimas. Dėl šį veikalą būtina perskaityti, skaityti dar ir dar kartą ir apmąstyti tai, kas jame perskaityti. Taip, tai yra puikus apibendrinimas viso to, ką mes iki tol skaitėm, ir pabandykime praeit, kas čia pasakyta, bet man to visai pats tekstas kalba už save ir nelabai gal net ir to komentaro reikia. Tai Tsongkhapa iš principo taip ir pasako, kad būtent šitas pamokymas reflektuoti tas trijų tipų, būtent tas kančias, tų persikojimų, ir yra, galima sakyti, nieko nėra geresnio jokio kito pamokymo, kaip tik tai kreipti protą mums link sužadinti tą motivaciją aukštesniam, tam būtent dvasiniam tikslui. Ir sako, kad tais pavyzdžiais, kurie buvo pateikti konkrečiai su tais Anandos, būtent sesers sūnumis, ir yra, kaip išsiugdyti tą mažesnį ir vidutinį nuostatą asmenybių pajėgumo. Tai kaip matėm, ta vidutinio asmenybių nuostata yra apie tai, kad bent jau pasiekti išsilaisvinimą savo. Kol kas apie tą, kaip minėta, trečią aukščiausią mahajanišką nuostatą nėra kalbama. Ir dabar kokiu būdu reikia ją atlikti, tai reikia nuolat ir atkakliai medituoti, tai yra bandyti įsivaizduoti, apmąstyti tuos visus kančios vaizdinius, ir tie kančios vaizdiniai, iš esmės, ką jie turi mumise sukelti. Tai iš principo čia vėliau pasakyta, kad jie turi sukelti kuo stipresnę baimę ir išgąstį. Kad čia jau bandoma verti, kad turi sukelti kažkokius, tiesiog kūniško tokio patirtį, kurie turėtų mūsų krėsti, panašiai kaip sukrečia mūsų ir kaip per mirties refleksiją atsimenam, beveik, kad suvokimas, kad mes bet kada galim mirti ir, pavyzdžiui, nieko nėra geresnio suvokti, kad bet kada gali mirti, tai staigiai išgirs naujieną, kad numirė kažkoks artimiausias žmogus. Tai ir jis iškart sukelia tą kūnišką juslinę patirtį, širdis pradeda tuksėti labiau, kvėpavimas padėjo ir panašiai. Tai čia irgi labai panašiai tie vaizdiniai kažkaip tai turi būti perkelti tą kūnišką patirtį, tokia, kad mes pajustume, kad tai yra tikra, kad tai nėra tik teorinis dalykas. Bet kita vertus, aš nesu visiškai tikra, ar vienodai pavyksta su šitais vaizdiniais tą vis tiek sukelti, nes šiaip tai,
šiaip būtų gerai įdomu, ką jūs mastote, nes vis tiek mūsų tam supratime tie vaizdiniai vis tiek jau kažkaip nurašomi dažnai labiau į, sakau, tą kažkokį, vis po truputį labiau tą pasakų mitologijos lygmenį ir su mirtim viskas aišku, kad tai sužadina tam tikrą, nu, dvasinį polinkį kažkokiam dvasiniam dalykam, bet vat su vaizdiniais, nu, vat, gal nebūtinai su pačiais vaizdiniais, bet gal čia reikėtų, nu, aš sakau, galvoju, abejočiau, bet gal svarbu, kas slypi už tų vaizdinių. Tai tiesiog slypi, kad kančios gali būti dar daugiau. Tai yra, kad tuo, kad mūsų gyvenimo pabaiga nėra pabaiga, ta prasme, kad baigsis viskas, kad kaip tik daugiau tų kančių atsiras, bet, bet aš dėl to nežinau, būtų įdomu, ką jūs galvotumėte, ar tai pakankama, tokia sudrebinanti mus ta refleksija, kad tikrai galėtų tai paskatinti dabartinėme pasaulyje. Nežinau. Tarsi čia toks bandymas sukelti taip šiek tiek mechaniškai, tarsi tuos visus dalykus, o gal ir ne, nežinau, man tiesiog čia atrodo tam problematiška šiek tiek. Toliau yra pacituojamas kitas toks Kadampa, tos atišos tradicijos mokytojas, Neuzurpa, ir jis irgi iš principo pateikia tokį template'ą, tokį pamastymus tokius, kad irgi kaip būtų galima medituoti, tai tiesiog jis klausia klausimus, tyrinėk savo elgesį iš principo, ką praeitie darai, ką dabar darai, ką darysi ir ar tikrai žiūrėk, kad tai, ką tu darai, nekuria būtent tų priežasčių, karminių priežasčių, kad bus sukels daugiau kančios tau pačiam, tau pačiai ateityje. Tai jis tą irgi iš kitos tokios pusės apie, tiesiog sako, susimastyk apie elgesį ir po to vėl sugražinama į tą patį skyrelį, kaip kalbėjom būtent, apie būtent tas laisvės pagrindą mūsų, būtent apie tai, kad gimimas žmogumi yra išskirtinis dalykas ir mums reikia pasinaudoti tuo, jokių būdų nepraleisti šitos progos ir ko mes va tą galime, iš principo mums reikėtų atkreipti dėmesį visgi tai, ką mes darome ir iš esmės tik tai per gerus darbus, per etinį elgesį mes galime prisidėti prie, na, investuoti į mūsų visų gerovę. Iš principo, Mahajanos perspektyvos, bet koks etinis elgesys geras yra investicija į visų gerovę, bet šitam žemiausiam motivacijai bent jau į savo gerovę geresniam gyvenimui. Būsimajam. Tai dabar, kas dar yra čia svarbu, ko dar nepaminėjau, tai galbūt jo, tai čia panašus dalykai iš to veikalo įvado Bodhisattvos elgesio. Gal čia vat kas naujo pasakyta, tai taip, po truputį pradedama ruošti mus, kad mes kalbėsime apie tą naują temą. Tsongka paruošia, kad iš esmės, kas mums iš esmės parodo kryptį tinkamą, tai nėra iš principo jokio kito tos krypties kaip tik tai prieglobstis ir būtent siekimas remtis tuo, kas jau iš principo nuėjo tokį kelią ir būtent padarė va tą, kas čia ir sakom, o padarė tą Budos iš principo. Jie sugebėjo praeiti, nežinau, ar būtinai visą tą trijų pakopų kelią, bet bent jau jie jau yra tam aukščiausiame lygmenyje ir jie sugebėjo įveikti savo blogą karmą ir jie gali būti tie ramšiai, iš principo, kurie rodo, suteikia mums tą pavyzdį. Tai tame, jais ir turėtume mes remtis iš principo. Ir tai va, čia va, tai paruošia tai temai, apie ką dabar kalbėsim netrukus. Tekstas ir galiausiai dar norda kitą tekstą, atiduosi tvirtinimą tokį Sadharma Smartį Bastianą tekstą, kuris irgi šiaip svarbus tuo, kad ten kalba nemažai apie tą kančios problematiką, apie tuos gimimus ir čia vienas iš šaltinių Tsongkhapos irgi, tai jis siūlo, kad jeigu nori daugiau apie tai pasiskaityti, tai tiesiog skaityk tą tekstą, o jis padarė santrauką
ir šito teksto, ir kitų apie šitą tematiką. Tai va, taip iš esmės šiuo skredu ir pabaigiama tada ta refleksija apie kančią ir šitų iš principo trijų blogųjų gimčių apmąstymus. Taip, tai dabar ar turime kažkokių tai minčių, ką norėtume aptarti prieš einant prie naujos temos? Man būtų įdomu išgirsti visgi, ar jums atrodytų pakankama motyvacija yra tie visi kančios refleksijos, tos visos būsimųjų gimimų. Ar visgi stipresnė motyvacija, aš sakiau, man atrodo, stipri motyvacija matyti kančias čia ir dabar, kad tai mokais iš kančių, tarsi kaip skrelio pradžioj buvo apie tai šiek tiek užsiminta, kad kančio yra motyvacija. O kai matai kitą kenčiant, tarsi arba pats praeini kažkokią tai sunkę patirtį, tai tada tai labai motyvuoja, žinoma, bet aš nežinau, ar taip gali motyvuoti šiuolaikinį skaitytoją tie vat būsimieji tie įsikūnymai kančios. Bet šito nežinau. Ką jūs manytumėt? Na gal aš tokį klausimėlį tiesiog, kas man taip spontaniškai kyla sąmonėje. Na kaip, pavyzdžiui, Tibeto budistai žiūrėtų į psichologinės praktikas vakaruose. Nes tarsi vakaruose, pavyzdžiui, jeigu ateina žmogus pas psichologą, tarsi kaip tik bandoma išstumti tas baimės, tą negatyvę jauseną kasdienybėje, ar gerai ir blogai, čia labai sunku kalbėti, nes galų galia ten psichologų yra praktikos labai įvairios. Ir freudistinės, ir jungistinės, ir taip toliau. Bet va toks būtų man įdomus vaizdinys, kaip iš viso tibetiečiai žiūrėtų į tokią praktiką vakaruose, kai sakykime, civilis eina pas psichologą ir bando spręsti su juo savo problemas. Psichologinės, ar sakykime, tas dvasinės problemas, kaip įvardinti. Taip, taip, tai labai gerai to tada klausimas. Įdomus klausimas. Aš galvočiau, kad čia iš principo yra tam tikra sąsaja su budizmu, nes nu, daug kas vakaruose iš principo, kaip psichologijos mokslas formulavosi 20 amžiaus nuo pradžios ir budizmo didesnis pažinimas irgi atsiradinėjo būtent tuo laikotarpiu. Nu, kad daugiau tekstų žmonės atsirado prieinamų vertimuose ir panašiai. Ir viena iš prieigų prie budizmo ir buvo supratimas, kad budizmas iš principo jis labai artimas tai, ką visai šitai krypčiai, kuri vakaruose formavosi tuo metu, būtent psichologijos pažinimui savęs, būtent per tą būtent bandymą išgvildenti savo elgesį ir būtent gilesnės tas motyvacijas, kurios kyla tarsi iš mūsų vidaus, vat iš tos net sielos, sakytume, kaip psichologijos apibendrinant. Tai budizmas iš principo yra didžiąja dalimi labai daug yra persiklojimų, kad yra iš principo taip pat mes gvildenam panašius labai dalykus iš tos pusės, kad mes ieškom priežasčių savyje ir tą analizę užsiemam. Tai dabar klausimas yra, žinoma, na, vat, kaip ir teisingai sakai, tautai, kad yra labai įvairių prieigų. Ir psichologinių nėra tokios vienos kažkokios sakyt, kad gali būti, kad labai skirtingus dalykus tie psichologai, kurie iš esmės kaip mokytojai, kaip pagalvojam, jeigu konkrečiai, gal ne psichologai, psichoterapeutai, gal tiksliau, kad jie irgi turi tą santykį kaip mokinio mokytojo ir kad mokinys jis pasikliauna psichoterapeutų kaip vedliu, nes būtų irgi yra kaip vedlys ir tiesiog leidžiasi kartu jie tyrinėti iš esmės tą vidinį tą vidinį kelią to žmogaus, ne vidinį kelią, bet tai, kas jo elgesi, kuria tai čia yra kažkiek panašu, va šito bendriausių aspektų, bet aš nežinau, yra kažkoks tai bendras vardiklis, sakau, tarp psichologų, nes kai kas gali labai tiesiog skirtingai bandyti tuos nustatyti tas priežastis, kai kas nu, ten labiau į kažkokį tai pozityvumą kreipia, kad kaip tik, vat, kaip sakai, vat, daugiau atsisakyk ten baimių, blogų minčių, ten, kai kas kaip tik labiau sako, kaip tik įsisąmonint tuos dalykus visus,
ir iškelti tai į paviršių, o ne kaip tik bandyti užmuilint kažkaip ar atsisakyti. Tai kiti dar turi visokius tuos vadinamus frameworkus, pagal kuriuos nu, dirba kiekviena iš tų mokyklų. Tai, na nežinau. Mm, Man atrodytų, Be kad abejo, labai sudėtinga atsakyti iš tikrųjų, nes, na, jo, ir tai freudizmas kritikuojamas ten iš Deleuzo Guattari pozicijų, kad geismas netaip traktuojamas iš viso. Tikrai labai sudėtingas klausimas, net ir vakarų, vien tik vakarų jo, paradigmų tai šitoj aš gal vietoj. galvočiau, kad svarbiausia, nu, pasakyti, kad iš budistinės pusės nėra taip, kad tavo pirmoji klausimo pusė, kad čia nori sukelti kažkokią baimę ten ir išgąstį. Tai kodėl apie šitą baimę išgąstį kalba, tai jinai čia skirta kaip įrankis, grinai tokiam instrumentiniam likmenį, kad galėtų motyvuoti. Ir motyvuoti tiesiog suvokti tam tikrus iš esmės kaip metodas taikomas. Čia nėra savaime tikslas, kad išsigąstų žmogus. Bet tai lygiai taip pat sakau, tokių metodų turi ir psichologijų, lygiai taip pat ten yra tos šakos, kur kaip tik bando sukelti kažkokius, kaip žinom, behavioristinė psichologija, kur bando tuos būtent sužadinti neigiamas patirtis, bandant susijęti su tuo, kad jeigu sukelsi tą neigiamą patirtį, tai tuomet jinai gali, nu ten jeigu turi kažkokią, tarkim, baimę, tai tu tyčia sukeli tą neigiamą ten patirtį tam, kad prie tos baimės įprastum, pavyzdžiui, bandyti sukelti sąlyginį tokio, nu čia tas kondicionavimas vadinamas, ir tam, kad tas ta galėsi tą neigiamą patirtį įveikti, bet tu ją bandai tyčia sukelti tokiose ribotose, kažkokiose kontroliuojamose sąlygose. O kai kas sako, tai neetiška, pavyzdžiui, taip daryti, arba ir panašiai. Tad, vat, nu, sakau, tiesiog įvairių tų metodų yra, kaip dirbti, ir čia, vat, tiesiog kaip įrankis, va čia tai, ką Tsongkhapa čia naudoja. Šitą, Na, gal tiesiog labai geras pastebėjimas, kad psichologija kaip tokia vakaruose labai jaunas dalykas, jo, faktiškai tai 20 amžiaus pradžia ir čia tikrai ta rytų tradicija irgi yra tokia kaip didžiulė medžiaga, kurią sudėtinga labai ir pažinti dabar, o taip be tos tradicijos iš karto turbūt tiem patiems taip, būtent, tai va. psichologams turbūt, ar ne? Bet super klausimas, iš tikrųjų, nežinau, kaip kitiems atrodo, kaip Rima tau, jums atrodo, kaip Haidai, va, turime šitai, ką mes kalbam, nu, sakau, ar kaip jums ta visa refleksija šitų kančių gimimo ateities, ką jūs išsinešat iš to, ką mes čia perskaitėm, jeigu turit kažkokių minčių, ne. Aš taip į jūsų klausimą, ar tai galėjo įkvėpti aprašymas kančių, man tokia mintis šovė, tais laikais tikrai galėjo įkvėpti, o šiais laikais tai žmonių nieko neišgazdinsi. Tai be abejo, kai mes šitiek siaubo filmų prisižiūrėję per televiziją, kinas ir supranti, kad tai Hollywoodas, tai turbūt jau šio laikinio žmogaus tai net neįsivaizduoju, ko jį galima būtų motyvuota ar išgazdinti. O tais laikais, Tsongkhapos laikais, aš manau, kad kaip tik iš tikrųjų, nes knyga, raštas, tai buvo žmonių autoritetas, didelis žmogus, kuris rašo arba skaito kitiems tos dalykus. Aš manau, jiems tai buvo net gal paveikiau negu mums koks nors kinas šiais laikais. Tai va toks gal nebent palyginimas tie laikai, šie laikai man kyla. Gerai, ačiū Aidat. Nu taip, aš irgi atrodo, kad visai tikinu, kad čia toks galimai kažką šiais laikais reikėtų galvot, bandyti stipriau sugalvot. Kažką tokio, nu, labiau jusles įdarbint, nes tuo metu nebuvo tos medijų technologijų visokių, nes dabar ir garsą, ir vizualiką įdarbint, nu, bet iš tikrųjų, žiūrėkit, bet šiaip mums gal Jana ir įdarbina vizualiai, sukelia tą tokią betarpišką viziją tiems mokiniams, tai galėtų būti ženklas nuoda į šiuos laikus, kad mums reikėtų medijas panaudoti, kad galėtume amplifikuoti tą
tą efektą ir tuomet galbūt suveiktų kokią nors instaliaciją padaryti daugiajuslinę, kuri vat, sukeltų vat, tą potyrį, nes neužtenka tiesiog tiks per tekstą tai perteikti, reikia iš stipriau, kad būtų. Na taip, bet kad mūsų visuomenė, nu, vakarietiška, tarkime, aš jau nežinau dabar kaip ten, va, Tibetas, Kinija, ar nu, budistiniai, taip pavadinkime kraštai. Bet pavyzdžiui, aš apie mūsų kraštus, Europas, tarkime, Ameriką, Jungtinės valstijos kalbant, tai nu, žmonės netiki nei rojum, nei atgimimų, persikūnijimų, arba tiki taip, nu, kažkaip labai jau taip, kaip čia pasakyti, suvulgarintai, ar taip kažkaip. Selektyviai kažkaip. Nu jo, taip new age'iškai, taip gal išsireikšti reikėtų, kad va, aš ten princu ar princesė va, atgimsiu, ar dar kažką, arba kaip girdėjau, nu, šakės, atgimsiu katė ir medituosiu tada 4 dienas. Tai vat jeigu jie vat šitaip įsivaizduoja tą atgimimą, kad aš tarsi atgimsiu vat labai ten kažkodėl labai gerai atgimsiu, kiek tekdavo susidurti. O vat nieks negalvoja, kad blogai. O na, iš kitos pusės, nu, tas paveikimas medijų, tai, nu, vat imkim karas Ukrainoje, ar ne, vat kai jis prasidėjo, buvo ir pas mus daug nerimo ir išgąsčio, ir va tokio noro kažkaip ruoštis ir kažką daryti, po to jau čia dronai pradėjo skraidyti lyg tai, vat kai prasidėjo šitie vat vasarą pranešimai oro pavojaus jau tikri Vilniuje, pavyzdžiui. Tai vėl žmonės tarsi jie susimotyvuoja, kažką tai daryti nori, bet panašu, kiek aš girdėjau, kad viskas nu, labai greit išblėsta tas išgąstis. Vėl grįžta, nes dabar naujas tas pareiškimas, ar ne, žvalgybos, kad kad ta operacija kažkokia mini bent jau galimai bus, tai galėtų vėl mobilizuoti, bet po to vėl įpras ir vėl kažko stipriau reikia. Jo, bet reikia vis stipriau dabar, ypač va tą šio laikinį žmogų. Taip sakant, jis tiek gal ne prie tų baisybių, bet gal prie to informacijos rauto, aš mąstau, gal jis pripratęs. Ir nu, va, turiu giminaičius Kijeve, tai va, irgi kiek truputį pabendrauji, nu, tai jau jie jau ten, nu, kaip į rutiną žiūrėjimą į tą Rūsį, ta prasme, pasislėpimas, va, nu, dabar va, jau labai suintensyvėjo, jau sakė, kai šalia namų krenta, jau tos balistinės raketos. Balistinės raketos, jo kitas lygis, jau tarsi prie dronų gali prasti, nes kažkiek saugu, kol jie dar atskristo su balistiniam. Labiau baisu, nes jos baisiai staigus taiktas. Taip, bet va, tas mąstymas, kai va čia va šalia esantis pavojus ir tai tarsi, aš taip va bandau įsivaizduoti, taip jau neišgazdina, nesukrečia žmonių. Tai vat kaip galėtų sukrėsti šio laikinį žmogų tai, kas vat bus po tavo, na, pabaigos, po mirties šitos būtybės, vat atgimimas. Ir nes manau, kad daugybė tiesiog smarkiai kvestionuoja, o ar iš tikrųjų tai bus, ar galbūt yra kitų variantų, ar panašiai, gal ten iš tikrųjų nieko nėra. Ir vat, tai vat man taip kažkaip iš tos pusės vat, žiūrisi. Labai gerai, man labai patiko, daug minčių, ką pasakė, tai labai ačiū iš esmės galvoju, nu taip, kad tarsi susimąstyti mums labiau, vat, nu karas leidžia susimąstyti, bet tik tai tiek, kad karo patirtis turi būti irgi labai akivaizdi ir jos vis tiek įprantama, net ir vat, kaip minėjot, šalia vyksta, bet po to vis kažko intensyviau reikia ir tuomet kažkaip tiesiog mūsų psichika taip suresta, kad mes išgyventume, turim priprasti ir mes adaptuojamas, jinai yra lanksti labai. Ir kad ir kokia blogybė būtų, mes net ir blogiausiame visiškoj duobėj būdami, mes ilgą laiką būdami net ir ten pradėsime ieškoti kažko gero, dėl to, kad tai yra išgyvenimo tam tikras dalykas. Tai čia mūsų tarsi užprogramuotas mumyse biologiškai, tad iš principo, na, tuomet, ką mums reikia daryti, tai aš tada galvočiau, kad Tsongkhapa čia tiesiog bando perprogramavimo mechanizmą kažkokį tai siūlyt daugiau, kažkaip tai bandyti per tas vat meditacijas kažkaip tai išlaikyti tą šviežią baimastingą patirtį tam, kad jį vis dar išliktų motyvacija daryti. Ir ta klausimas būtų, vat ir šiais laikais, kaip mums išlaikyti tą, nu, vat, čia kaip ir to
būtent su to pačio karo atveju, kaip mums išlaikyti motivaciją ir toliau, na, laikyti tai svarbių dalykų, nes vis tiek daug kas primiršta ir panašiai, kad reikia džiaugtis iš esmės, kad Ukraina gali atremia ir remti ir panašiai, nes tai yra tarsi, mes mūsų laukia tuomet, tarsi jeigu jie krenta, tada toliau aišku, kieno eilė ateina ir panašiai. Tai, nu, bet čia, nežinau, tiesiog susijusios šiuolaikinės aktualijos, bet jos kažkaip man siejas ir su dabartim. Tai labai ačiū Aidai už pamastymą. O Rima, ar turėjote kažkokių pamastymų? Ačiū. Trumpai aš tik norėjau pasakyti, kad yra dalis žmonių, kurie susiduria su mirtimi, klinikinės mirtis. Tada tikrai priverčia susimastyti, kas bus toliau, kai pamatai, kai asmeniškai pajauti savo kailiu. Yra tokia dalis žmonių, kurie pajutę galvoja apie tai. Aš nekalbu apie, pavyzdžiui, kažkokius katalikus, kurie ten tiki rojom ar panašiai, bet aš kalbu, kurie patyrė savo kailiu. Savo patirtimi. Tai Rima, jau pakankamai brandaus amžiaus žmonės, man atrodo, visi patyrėme, bent jau didžioji dauguma čia esančių. Tai gali būti, dėl to mes ir čia, gal sakykime, mane Tautvidai. Tai va būtent. Tikrai taip, jei tau jau per 30, per 40 jau esi patyręs dažniausiai, artimųjų mirti ir taip toliau. Nu taip, tai jo, čia tiesiog nebijotinai, kad kas jeigu susilieti tiesiogiai su mirties patirtim, tai man atrodo tikrai tai yra labai stipru, tai gal tada kažkaip tai, galima tai būtų apibendrinti, kad vis tiek, nu, tarsi mirtis yra kaip tas atskaitos taškas kančia, kuri vis labai tikrai motyvuoja, nu, kaip sakėm, bet šitie vaisi vaizdiniai kančios, jie kažkaip juos reikėtų toliau pamastyti, kaip su jais būtų galima. Iš esmės, reikia pagalvoti. Tiesiog aš toliau išlieka daugiau tiesiog uždavinys, mąstyti, kaip būtų tai galima adaptuoti šiuolaikybei. Galbūt, sakau, reikia tiesiog tas pradinis būtų mąstymas, kad tiesiog reikia efektyvesnių kažkokių metodų šiuolaikinių tą daryti. Ir Tsongkhapa bando tiesiog mums sakyti, kad mes turim nepradėti įsipratinti prie tų, iš esmės, tiesiog pamatyti, išlaikyti tą supratimą, kad tai nėra normali padėtis. Nes, sakoma, šuo kariamas pripranta, tai tarsi suvokti, tai išlaikyti tą visą suvokimą, kad tai nėra normalu. Nežinau, bandau tiesiog kažką tai galvoti, išspausti iš to, bet ko gero tiek ir būtų dabar tai, ką galiu pasakyti kol kas, ir mes įveikiam, reiškia, šitą dalį ir toliau prieš mus skaitome naują dalį. Tad paskaitykime. Rėmimasis priemonėmis laimiai būsimajame gyvenime pasiekti. Tai antra, rėmimasis priemonėmis laimiai būsimajame gyvenime pasiekti skirstamas dvi dalis. Mokymasi priimti prieglobstį, aukščiausius vardus įžengti mokymą ir tikėjimo įsitikinimo sužadinimą, kuris yra visos laimės ir gėrio šaknis. Per mokymasis priimti prieglobstį, aukščiausiai vartai įžengti mokymą ir dalinasi į 4 dalis. Tai pirmoji turi 4 temas, tai yra priežastį, dėl kurios priimamas prieglobstis, jie remiantis prieglobsčio objektus, kaip priimamas prieglobstis ir priėmus prieglobstį, ko nuosekliai reikia mokytis. Taigi, arba ne ko, bet seka, pati to mokymosi seka, ką reikia toliau daryti. Tad šita dalis tai yra, tai kaip atsimenam, buvo visas tas pirminis kelias tos žemiausios motyvacijos asmenybės ir suskirstytas į 2 dalis. Tai pirma buvo tiesiog visa ta dalis susijusi su būtent meditacija apie mirtį, apie šitas kančias, įsikūnijimų. O dabar prieiname prie priemonių. Ką konkrečiai daryti, kad galėtume žengti keliu aukštyn, tai yra tiesiog siekti tos geresnio įsikūnijimo.
Nes ta laimė tai reiškia geresnis įsikūnymas. Čia yra tiesiog terminas. Nu, bet iš principo galima ir suvokti ir šiais laikais. Tiesiog, galėtų, ko šiame gyvenime nori geriau, tai vis tiek tai irgi galioja ir šiame gyvenime. Ir čia tuomet skirstosi dvi dalis. Tai tiesiog prieglobsčio prieimimas. Ir kaip yra prieglobstis priimamas, tuomet mes galime įžengti į mokymą. Tarsi tai, ką reiškia, tai mes iš principo įeinam į budizmą. Mokymas, tai yra, čia galima sakyti, mes jau prieiname į budizmą, nes sakoma tik tai mokymo, prieglobstis, kas yra prieglobstis budizme, jau mes kiekvieną kartą pradedam nuo prieglobščio. Atsiminkim, mūsų skaitimai prasideda nuo prieglobščio primimo, tai ta visa giesmė, kurią aš darau pradžioj, tai yra, kad priemau Budos mokymą ir sangą, vienuolių bendruomenę, praktikuotojus, kaip būtent tuo, ko aš vadovausiuosi, tai yra kaip tarsi krikštas, ko krikščionybė būtų. Priemus prieglobstį, sakoma, žmogus tampa budistu. Tačiau klausimas yra žinoma apie, nu, ką reiškia priimti prieglobstį, galėtų pasakyti tuos žodžius, bet nebūtinai tu juos rimtai traktuoji. Tai čia irgi, na, viskas nėra taip paprasta, kaip galėtų atrodyti. Taip ir krikštas lygiai taip pat gali tau, katalikiškas krikštas, sakykime, kur užlašina būtent vandens šventinto ant tavęs pašlaksto, tai tiesiog jeigu kažkas pašlaksto vandens nebūtinai yra krikštas, tam reikia specifinio ritualo, reikia nusiteikimo, reikia pasiryžimo tam daryti ir taip toliau, tikro pasiryžimo, taip ir čia. Priemant prieglobstį taip pat svarbus yra nuoširdus pasiryžimas. Ir, nu, ir budistinės perspektyvos, iš Mahajanos perspektyvos sakoma, kad lygiai taip pat ir mokytojas. Tai tu negali, dažniausiai sakoma, kad tas ir pats negali to prieglobsčio priimti, reikia turėti mokytoją, kuris tarsi po to, nu, tu tą prieglobstį vis tiek priemi per tą mokytoją, kartu su tuo mokytoju. Tarsi per jį. Jis yra kaip instrumentinė priežastis, o jis pats veikia tarsi yra kaip Budos atstovas tam tikras. Nu, panašiai kaip kunigas krikščionybė yra Kristaus vietininkas atstovas irgi. Toj linijai yra būtent. Tai dabar, tai šitas dalykas bus kalbama tą prieglobstį, tai yra svarbiausia dalyka, per kurį mes galime pasakyti, tiesiog galima sakyti, įeinam į budizmą apskritai. Ir antra dalis, apie ką kalbėsim, tai yra, reiškia, tikėjimų, įsitikinimo sužadinimas, kuris yra visos laimės ir gėrio šaknis. Bet čia atrodo mislingai skamba, tai yra apie kokį čia tikėjimo sužadinimą mes čia kalbam, tai čia yra numanoma. Iš esmės, čia bus kalbama apie tikėjimo būtent karma ir karmos poveikiais, karmos vaisiais. Tai iš principo tai yra antra tema, apie ką bus kalbama. Nes, reiškia, jeigu mes norim suprasti, kad svarbu geresnio gyvenimo ateityje, tai mums vis tiek reikia tarsi suvokti apie tai, kad nes jau čia prasideda, ta prasme, suvokti ir kaip veikia būtent karma ir būtent kaip jinai skirstoma ir panašiai, tai praleisim laiko apie tai šnekant. Taip, tai dabar kol kas skaitysime apie prieglobstį. Yra 4 dalis. Tai iš pradžių priežastis, kodėl kurios priimamas prieglobstis, po to objektai, yra prieglobsčio objektai, 3, kaip jis priimamas ir 4, ką reikia daryti tuomet, kai jis yra priimtas. Taip pat visiškai sistemingai, kaip ir pridara būtent kelio pakopų knygos žanrai, mes visą tai aiškinsimės. Ir dabar skaitoma priežastis, dėl kurios priimamas prieglobstis. Pirma, apskritai priežasčių yra daug, tačiau šiuo atveju, kaip jau aiškinta anksčiau, šiame gyvenime nepasiliksime, netrukus mirsime. O po mirties taip pat neturėsime laisvės spręsti, kur atgimsime, nes būsime pavaldus karmai. Apie karmą Bodhicharya Avataroje arba tiesiog Bodhisattvos tiesiog įvadė į Bodhisattvos elgesį
sakoma, kaip juoda tamsią naktį debesų tankmėje žaibo blyksnis akimirką skaičiai nušviečia, taip ir būdos gale. Gal vienas iki 100 pasaulyje tik retkarčiais kyla mintis apie tai gerą veiksmą, apie nuopelnų siekimą. Vėl dorybė visuomet menka, o nedorybė galinga ir nepaprastai nepakeliama. Kaip čia pasakyta, baltoji karma yra silpna, juodoji karma nepaprastai galinga. Apmąstant, kaip dėl to krintama į bloguosius atgimimus, kyla baimė ir išgąstis, o drauge mintis ieškoti prieglobsčio. Kaip didysis Dignagas sako, be dugnas ir be kraštės samsaros vandenyną išgyvenu. Mano kūną ryja nepakeliamos jūrų pabaisos, geismas ir kitos aistros klešos trikdžiai. Pas ką šiandien eisiu prieglobsčio? Trumpai tariant, priežastys yra dvi. Baimė, kad pateksiu į blogosius atgimimus ir panašias būsenas, ir įsitikinimas, kad 3 brangenybės turi gali nuo jų apsaugoti. Todėl jei šie du dalykai tai yra vien žodžiai, toks pat bus ir prieglobsčio priėmimas. Tačiau, jei šie du yra stiprus ir tvirti, tuomet ir prieglobsčio priėmimas iš tikrųjų sujudins protą. Tad reikia stengtis ugdyti šias 2 priežastis. Taip, labai čia gražiai pasakyti dalykai ir kartu susijęs su tuo, ko mes pabaigėm diskusiją. Ką tik prieš tai buvusių tematikų ir man bus įdomu išgirsti vėl, ką jūs manot, bet netrukus pamanysiu susijęti visą tai. Tai iš pat pradžių tiesiog bandome vėlgi pasakyti, kam tas prieglobstis yra reikalingas ir žinoma, visą tai yra susijęs su tuo, ką mes skaitom. Tai tas pats faktas, kad prieglobstis yra kaip tarsi pagalba mums, sakyčiau, tam tikra orientacija, kryptis, kurios pagalba, kurios dėka mes galime judėti siekdami būtent to tikslo, kurio mes norime. Tai jau būtent geresnio laimės didesnės. Tai čia pirmiausia, kalbant iš tos pusės, kažkokio geresnio įsikūnimo ateityje. Bendrai kalbant apie dvasinius dalykus, bet kokios religijos. Jeigu mes kažką darom, tai šis religija kalba kažkokius tai religinius veiksmus. Tai tarsi viena iš aukščiausių religijų visų žadamų dalykų, vienas iš aukščiausių dalykų yra tai, kad jis kalba apie mūsų buvį po mirties. Ir tai yra tai, kas mus motyvuoja, ar viena iš motyvacijų, bent jau iš religinės pusės, tos srities mus kažką daryti, stengtis. Dabar, aišku, galėtų kilti minčių ir čia stipri kritika yra šitai tezai ir man čia labai įdomu, aš vis bandau kažkaip galvoti, bet nežinau, ar tų atsakymų labai gerų neturiu. Ta kritika yra šiuolaikinė religijos kritika ir sociologinės teorijos jau 20 amžiaus pradžioj labai pasakė įdomių dalykų apie religijas iš tos pusės, kad religija nėra tik tai apie tai, kad žmogų, kad tai yra tik tai tarsi mąstymas apie anapusybę ir stengimasis dėl anapusinio gyvenimo, o tik nebūtinai dėl to. Labai dažnai žmonės dalyvauja taip vadinamosiuose religiniuose ritualuose dėl to, kad jie sustiprina tam tikrą pojūtį ir duoda tvirtumo jau šiame gyvenime. Tai jie turi tarsi kažkokią funkciją jau iš esmės mūsų stiprinti čia ir dabar, jau šiame gyvenime, o tas rezultatas, tai yra tos tikslas tarsi būsimojo gyvenimo, jis išlieka kaip toks dalykas, bet iš tikrųjų įdomu, kiek realiai, o gal mes ir negalim atskirti, ir tai čia ir būtų tas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, mes negalim atskirti iš principo mūsų mąstymo apie būsimąjį kažkokį tai gerbūvį, kas mirties akimirka, nuo to, kad nuo tiesiog dabartinio mūsų gerbūvio tiesiog siekimo, kad jeigu mes mąstome apie tai, kas mūsų laukia ateityje, iš principo mus vis tiek tai turi nuraminti ir dabartyje. Tai galbūt ir nėra tos aiškios perskyros, nes, kaip sakytų tie sociologai, kad štai yra pilna tų priežasčių, dėl kad religijos sustiprina tiesiog šiaip bendruomenę puikiausiai, tiesiog tie, tarkim, katalikiškos mišios,
ten irgi yra toks dalykas, tai mus pakelia mūsų, tarsi sukuria mums tam tikrą džiaugsmą tuo pat metu, sukuria mums tam tikrą viltį gyventi, toliau motyvuoja mus, o jeigu dar gera bendruomenė bažnyčioje, tai dar faina, dar pažįstamų draugų turi, dar apie su kuo pakalbėti ir taip toliau. Tai yra visiškai tokios, atrodo, žemiškos priežastis, bet galbūt to neįmanoma atskirti. Tiesiog tai ir nereikėtų čia to bandyti siekti atskirti. Bet Conkapais apie šitas žemiškas materialesnės priežastis jis čia niekur nekalba. Čia yra įdomu, kad o šiais laikais labai daug mokslininkai pastebi apie tas, jau mano ką tik paminėtas priežastis religijos. Tad grįžtant dabar, kas tekste yra sakoma, tai iš principo bandoma pasakyti, kaip jau minėjau, tas vėl, kad mirtis yra tai, kas motyvuoja, tai nieko naujo, mes tą kalbėjom, bet tada pabrėžiamas yra tas pavyzdys pateikiamas visai iliustratyvus iš vėl to pačio veikalo įvado į bodhisatvos elgesį, kad būtent Budos tas visas, iš esmės, Budos pamokymai yra toks retas dalykas, panašiai kaip žaibo blyksnis naktyje. Tai yra retas visiškai dalykas, nes yra tamsa ir tik tai retkarčiai žaibai sublyksi. Tad tai vėlgi yra kažkoks tai retas išskirtinis dalykas, yra, kad žmonės skaitai yra motyvuojami siekti kažkokią tai, ne kad motyvuojami siekti, bet tai, ką jie daro gero, yra žymiai rečiau negu tai, ką jie daro blogo. Tad dabar iš to bandoma išvesti, kad iš principo mąstant dėl to, kad mes yra tiek daug darom blogų dalykų ir dėl to mūsų turėtų laukti tie, reiškia, kritimai, bloguosius atgimimus. Ir kadangi mes krisim į tuos blogus atgimimus, atgimsim, reiškia, turėsim daug kančių iš to, iš to turėtų kilti baimė ir išgąstis vėlgi. Bet čia turėtų kilti, mes jau aiškinamės, kad galima ir tas ir nekilti. Tai čia man ir įdomu, kaip iš to įsisukti. Ir tuomet, kai kyla ta baimė ir išgąstis, tai yra ta priežastis, dėl ko mums reikia ieškoti prieglobsčio. Bet aš pakeičiau šitą vietą, kad dar stipriau, šiais laikais sakau, mirtis labiau, man atrodo, motyvuoja, kad mirtis, kas mūsų laukia mirties akivaizdoje, mes bijom to ir dėl to prieglobstis yra svarbesnis, nes, kaip jau minėjom, nebūtinai tie blogi atgimimai yra pirminė priežastis. Nes jeigu norim, kad jie būtų pirminė priežastis, tuomet mums jas reikėtų kažkaip užtvirtinti labiau, kad jie būtų baisesni. Tad čia kažkiek neįtikinamai gali skambėti tas daiktas. Bet toliau yra ta Tignagos citata dar pateikiama mąstytojų budistų, kad iš esmės ir sako, kad vėlgi tas pats persikūnimai visi, kur kaip yra kaip tas vandenynas be kraštas ir mano tas ribotumas visos blogų darbų, aistrų, iš kurių ir kyla prisirišimų daugelis tų blogų darbų ir vėlgi, kaip galime iš to išsikapanoti, tai pirmas tikslas yra ieškoti tos krypties, kuri gali padėti, tai vėlgi tas prieglobstis minėtas. Ir dabar bendrima yra tos dvi priežastis, tai pirmas pateks į blogius atgimimus ir įsitikinimas, kad būtent prieglobstis gali padėti nuo jų apsaugoti. Ir, reiškia, turi būti abu dalykų šitie stiprus ir tik tada galima sakyti, kad prieglobsčio priėmimas iš tikrųjų sujudins protą. Ir tas proto sujudimas paskatins mus keistis. Tai čia yra labai labai esminiai dalykai ir man atrodo, čia reikėtų parimoti ilgiau šitoje vietoje. Nes būtent dar kartą, kad būtent ta baimė pateks bloguosius atgimimus, tai ką tik pasakiau, kad man to labiau mirtis labiau motyvuoja, tai kažką daryti, tokio apie etiškumą galvoti. Ir antra, kad būtent tas prieglobstis ir apie daugiau bus kalbama, žinoma, detaliau. Tai yra ta orientacija Budos ir Budos mokymo ir tų praktikų
tų asmenybių, kurios praktikuoja, yra nuėję kelią, yra tai, kas gali nuo tos mirties kančios apsaugoti mus. Bet sakau, gal galima tiesiog tas traktuoti tuos blogus atgimimus kaip tiesiog su mirtimi susijusius jau savaime ir tuomet ir tai irgi tampa pakankama motivacija kažką daryti. Galbūt taip, nežinau. Tad toks įvadas kol kas ir tai tarsi nustatyta, kad mums svarbu suvokti svarbą šitų dviejų dalykų. Be šito mes negalim kalbėti apie jokį tvirtą budistinį įsipareigojimą, kad jis duotų kažkokių tai vaisių. Mums pirmą reikia būti tvirtai šituose dviejose dalykuose, kad galėtume keliauti tolyn. Tad taip, mėlyjeji, ką jūs manytumėte? Ar, nežinau, ar čia tiesiog viskas aišku ir kol kas judam tolyn, bet, nu, čia tokie, sakyčiau, kertiniai dalykai. Ir gal kažkiek reikėtų daugiau laiko praleisti, tik tai nežinau, kiek mes. Prašau. Aš tiesiog gal per daug ir laiko neužimsiu, bet labai įdomi tema, taip individualiai pamastyti savo patirtį. Man labai didžiulį įspūdį darė, gal jau net paauglystėje tavo būtent karmos samprata budizmo, kad jeigu darysi skausmą pasaulyje, tai tau kažkaip atsipirks tarsi. Tai yra blogai, daryti kitam blogai, nes tai tarsi nieko gero neduosi po tavo mirties, ar ne? Taip. Bet dabar, kalbant apie tą prieglobstį, aš galvoju, kiekviena religija iš tikrųjų įsiūlo. Dabar aš galvoju krikščionybę tą patį. Vienu metu tiesiog aš labai stipriai suabejojau, gal tą ironiškai jau kontrpasaulinio karo. Tau atvitai truputį staiga nebegirdime tavęs. Labai dabar gerai. Aha. Tai tiesiog ta pati krikščionybė labai kartais supurtydavo tiesiog, kad, tarsi siūlo tą prieglobstį, tą amžinai gyvenimą ir taip toliau, bet šalia matome tie didieji pranašai eretikus smerkia tiesiog, ar ne? Taip. Su politika labai stipriai susiję. Visa krikščionybės istorija tarsi irgi politiškai krauju nudažyta yra. Aš noriu pasakyti, kad labai sudėtingi klausimai yra iš tikrųjų. Ir ar turime islamą, ar turime krikščionybę, šiuo atveju budizmą, vėlgi budizmo įvairios šakos ir taip toliau, tarsi visi tą prieglobstį, kad siūlo, kad tai yra geriausia, ką tau galima pasiūlyti žmogui šitam pasaulyje. Bet klausimas labai sudėtingas ir kai praeitą kartą kalbėjau, truputėlį užsiminiau apie Nyčę, jam irgi labai turbūt skaudėjo tai, kad jis tarsi apčiuopia, kad su Pauliumi prasideda religija kaip ideologija kažkuria prasme ir jis tarsi nori keisti tą kryptį ir aišku, tas filosofavimas baigėsi labai tragiškai gal šiuo atveju, bet esmė tai, kad jis vis tiek labai stiprius dalykus apčiuopia, kad ta religija, bent jau ta vakarietiškoji religija, nėra tokia nekalta, kaip kartais gali naiviam žmogui, galbūt neskaitančiam žmogui atrodyti. Ką jūs apie tai galvojate? Taip, tau tai labai gerai. Tai iš esmės, kodėl budizmo prieglobstis, o ne kitų religijų siūlomas prieglobstis, tai super klausimas ir tekste bus apie tai šnekama. Truputį bus, nes bus išvardinamos priežastys, dėl ko būtent Budą reikėtų rinktis. Tai gal reikėtų Budos mokymą ir kelią, tai gal dar galima palaukti to, nes iš esmės daugelis kitų religijų jos prieglobstį siūlo. Iš esmės Dievas yra prieglobsčio šaltinis. O čia yra pagrindinis skirtumas, kad budizmas siūlo ne Dievą, o siūlo, galima sakyti, galima sakyti, siūlo žmogų kaip prieglobstį, bet žmogų tokį, kuris išskirti dėl savo, to sugebėjo įveikti, pereiti visą šitą kelią. Ir dėl to jis yra tarsi labai panašus į mus kažkuria. Ir vis dėlto nesmurtiškai elgtis šitam pasaulyje be galo sunku, jeigu neįmanoma, nes vien tai, kad turime valgyti kažkuria prasme, ne, turime egzistuoti, nenori kažką tai pažeidžiant ar kažkokią tai kitą interesą numinant. Aš taip laisvai mąstau, bet atsiprašau. Taip, aš, kadangi paklausė, tai gal iškart ir pasakysiu, man atrodo, tą labai įdomų argumentą, kad būtent dėl to, kad Buda iš principo jis yra panašus į mus, ir jis šituo dalyku, kad jis praėjo tuos dalykus, parodo, kad ir mes galim tą praeiti. Tuo tarpu, čia galima klausti, kiek iš tikrųjų gali būti prieglobsčio šaltinis visagalis, tarkim, Dievas, kuris, tarkim, būdamas visagalis,
jau yra gerokai mažiau panašus į mus. Ir jis iš tikrųjų gali kažkaip tai, na, sakykime, ar mes galim pasikliauti tuo, kuris nėra panašus į mus, nes dažnai, kai mes kažko tai sakom, eisim pas, nu, tarkim, kitose sritise, eisiu pas žmogų, kuris turi patirties. Mes sakysim taip, ar ne, kad eisiu tenais pas tą, kuris jau įveikė, tai pas tą, kuris buvo, ten matė tą, tai tu eisi pas jį patarimo. Tai vad Buda yra tas vat, asmo, kuris turi tą patarimą, tuo tarpu Dievas yra kitos kategorijos būtybė, jam iš vis nereikia kančios patirti. Tai klausimas, ar jis gali būti labai geras ir prieglobstis dėl to, nes jis galimai nesupranta mūsų. Tai va čia, vat, o Buda jis visą tai praėjo savo kailiu. Budos apskritai visi, kurie esti ir jie dėl to, ten daugiau dar argumentų, bet vieną iš šitą aš ištraukčiau už to būtent, kiti susiję dažnai su šito, ką sakiau, bet reiškia jo. Galiu paklausti. Čia Taip, kitas prašau. klausimas būtų. Čia jau kitas klausimas būtų. Taip, gerai. Man įdomu, vat, pavyzdžiui, knygoje aprašyti taip išsamei visi pragarai. O bet va štai dangus, va, 18 dangų, sakėte, yra ir jie neaprašyti. Ir kaip įdomu, va, pavyzdžiui, kaip aš ir jau kartuosi praeitoj pamokoj, per baimę kažkaip moko žmonės per baimę, nu, būti geriems. Ne kad per, nu, kad pavyzdžiui, aprašytų, kaip ten danguose gerai ir kad norėtum ten papulti, žinot, kaip vaiką, kad moko, ar ne, ten, pavyzdžiui, jeigu tu išmoksi pamoką, ten nueisim į filmą, nu, kaip pavyzdį, ne, nu, vat, pavyzdžiui, ne, kažkaip va taip moko, nu, man įdomu, vat, kokia yra žemėje, va, tokia sistema, va. Ne, ar toj knygoje čia, aš nežinau, nu, bet gal daugiau ir žemėje tokia sistema, va, mokymo sistema tokia, nežinau. Aš tai Rima galvočiau taip, va, kaip dabar, va, atsimenat, mūsų šitos sesijos pradžioje, va, skaitimų buvo ta istorija apie tuos du, va, jaunuolius ir kur ta Maud Galjana, tas jis vedė, parodė tiem jaunuoliam vaizdinį, tai iš pradžių pragaro vaizdinį parodė, po to rojaus ir jie turėjo, nu, irgi funkciją, žinoma, pragaras atbaidė, o rojus kaip tik paskatino juos, tai čia kaip ir buvo apie tai, bet žinoma, kad apie rojus mažai buvo kalbama, aš sakyčiau, dėl to, kad aš vis ganyčiau, kad iš budistinės perspektyvos rojus, kaip minėjau, vis nėra toks geistinas dalykas. Tai yra, nu, štai žemo motivacijos, būtent žemosios, arba nebūtai žemosios, kad tai blogai yra, mažesniosios motivacijos žmonių, reiškia, tikslas, žinoma, yra tas rojus, atsidūrimas tam geresnioje gimtyje. Tačiau iš tos apskritai perspektyvos budistinės rojus yra šiek tiek užmigdantis, užliūliuojantis dalykas. Ir dėl to, va, kaip ir ten to istorijoje buvo kalbama, va, į šitą aš siūlyčiau atkreipti dėmesį. Va Nu, čia o nirvana, pavyzdžiui. jo, kad va čia pavyzdžiui, kad tiems jo mokiniams iškilo klausimas, ar mes numirę iškeliavę iš dievų, tai yra, ar jau būdami rojoje mes ten visą laiką būsim, perfrazuojant, tai buvo atsakyta ne. Jūs nebūsite tam rojui iš ilgą laiką. Ir ta prasme, gal ten yra prašyta, kad ilga būna, bet iš tikrųjų gal tu. Čia irgi yra įdomus skirtumas, kad neaišku, kaip tie dievai patiria tą laiko tėkmę. Gal ten ir labai ilgai chronologiškai atrodo, bet jie gal labai, tas laikas jiems kitaip jaučiasi ir labai ten trumpai tu maloniai pabūnio, po to smengi visiškas kančias. Tai čia irgi klausimas ir dėl to sakoma, kad tarsi to nereiks siekti. Dėl to aš sakyčiau, kaip aukščiausio dalyko, tai yra tik tai laikina kažkokia motivacija, žingsnelis, tad galbūt sonkapą ir nesivargina rojaus vaistinių, kad neužliuliuotų per nelyg būtent praktikų, bet labiau pasitelkia pragarą, nes galvojant, kad, nu, bet čia, aš man atrodo, aš sutinku, kad rojus galėtų motyvuoti irgi, bet tarsi rojus labiau gali per nelyg užmotyvuoti, kad norėsi ten pasilikti. O tikslas yra parodyti, kad rojus nėra aukščiausia būsena, tai dėl to labiau pragarais remiasi ir jie tarsi
nes vis tiek rojus tarsi tai nėra laikina. Jo, tai aš galėčiau dėl to, o kodėl nirvana neapsakoma pozityviai? Aha, aš sakyčiau, ar nori Darima kažką Ne, taip, aš tą ir noriu. Aha, man atrodo dėl to, kad nirvana iš principo negali būti nusakoma. Jeigu mes pamėginsime ją nusakyti, jinai taps kaip rojaus atitikmuo. Čia vat yra daiktas, labai specifinis, kad jeigu mes bandysim aprašymą pasakyti, kas nutinka nirvanoj, išsamų aprašymą, jeigu sakytum tyrimą, duokit man išsamiausią aprašymą nirvanos, su visais, kas ten vyksta, kaip jautiesi, kaip toliau, tai tuomet iš principo, ką aš duosiu, tai bus rojaus aprašymas, nes nirvanos aprašymo neįmanoma pateikti. Dėl to, kad tai peržengia karminę sistemą, o tarsi tu negali mąstyti apie karminę sistemą iš karminės sistemos pačios. Tai yra tarsi kaip, tiesiog neįmanoma jos apsakyti, dėl to jį paliekama labai minimaliai apsakoma. Tu ją gali apsakyti arba tik tai, kad tai yra, pavyzdžiui, kad baigėsi kančios, tai, toks pozityvus ir kartu negatyvus, kad nėra kančių, tai kaip ir negatyvu, bet tarsi kaip ir gerai, nes jų vis tiek nėra. Toks, arba gali pasakyti, kad daugiau nebepersikūnėsi. Dar būna pasakoma, kad tai yra, tarkim, kad yra pati tikruma, pati tikrovė, taip kaip viskas yra, tarsi kaip koks Kanto būtų, kad tai yra pati tikrovė, tu esi pačioj tokio maksimume, ką galima gauti, bet daugiau nieko Ar galima daugiau. sakyti, kad išėjimas iš samsaros budistams irgi yra tiesiog atsisakymas kalbėti, kas toliau yra? Taip, nirvana yra tarsi klaustukas, ko mes net nebandome aiškinti turbūt. Taip? Aš sakyčiau, kad per negatyvą dažniausiai nirvana apsakoma, per tą, kad tai yra geriau nei čia. Bet ta prasme, bet daugiau specifikuoti tu negali. Nes kuo daugiau specifikuosi, tuo labiau tu padarai vėl samsarą. Negali daugiau nusakyti, kas ten bus. Tai va čia yra specifika. Nesakau, yra kas labiau bando nusakyti, bet čia yra problemiška. Pavyzdžiui, hinduistinė tradicija, paimkim vieną, tarkim, Advaita Vedantą. O tokia solidi labai indijos mokykla, atėjau hinduistinė, kur jinai turi kitus visiškai ten sampratus kitos, bet jie apibūdina, kad išsilaisvinimas yra kas? Satčit Ananda. Tai yra išsilaisvinime tu esi pilnas būties, ten yra pati tikrovė, išsilaisvinimas. Toliau tai yra sąmonė tenais yra, tai yra sąmoningumas ir trečias tai yra palaima. Palaima, sąmoningumas, būtis. Tokie 3 charakteristika. Ir tai yra, visai patrauklu atrodytų. Kai kas gali pridėti, kad ten ir malonumo dar bus kažkokio tai, bet pati palaima jinai jau kaip ir tą malonumą gali implikuoti. Bet čia hinduistai taip motyvuoja. Tai jie visai kutriai gali užsinorėti to išsilaisvinimo. Ir jie ten skiria, kad tai nėra tas pats, kaip štai tiesiog rojus. Bet jie daugiau irgi nepateikė tų specifikacijų. Nors tiesa yra tų mokyklų, kurios bando pateikti, bet man atrodo vis tiek tai jos taip ant ribos su rojum žaidžia, kad labai panašu į rojų, bet sako, kad ir nerojus, kažkas geriau. Bet iš budistinės pusės nedaug tokių aprašymų, dažniausiai pasitenkinama, kad tai yra, gali sakyti, kad tai yra tikrovė. Taip, bet iki to gali eiti ir kad nėra kančios. Tai yra tikra ir nėra kančios, bet ar kažko daugiau ten yra apsakymų, labai daug nėra. Praktiškai užsibaigia su tuo. Prašau, Aidai. Taip, aš pamaščiau apie Nibaną šnekant, galbūt budos mokymo esmė yra nenusakyti, kas bus Nibaną pasiekus. Ne į tą akcentas dedamas, bet mokymas skirtas tam, kad pamatyti iš tikrųjų, kas yra kančia, dukha šiam pasaulyje, samsaroje, nes turbūt yra
manoma, kad žmonės iš tikrųjų, jie netgi malonumas yra dukha pagal Budos mokymą. Ir va tas akcentuojama, kad žmogus vedamas į tai, kad suvokti iš tikrųjų, pamatyti, kad viskas yra kančia ir vat atrasti tą, vat, galų gale suvokti tą, vat, savo būseną tarsi, nes tarkime, jisai galvoja, kad čia yra kančia, čia yra džiaugsmas ir nu, vat, biški pakentėsiu, po to bus džiaugsmas, vat, ir siekis yra parodyti, kad ne, tai niekada nesibaigs ir tu niekada neįsivaduosi, žmonės gal veda tą tokia vat viltis, nu, vat, aš man savęs patyriau, nu, vat, šitą jau kai sutvarkysiu, jau gyvenime nieko baisiau nebus. Nieko panašaus, tuoj pat po to šito baisumo rytoj kažkokia smulkmenytė sukelia to, ta prasme, pagal dydį tokią pačią kančią kaip ta baisybė vakarykštė. Tai vat tą labiau gal akcentuoja Buda pamatyti, kad turėtų žmonės sekantys jo mokymą. Ir kai tu tą iš tikrųjų supranti, nebelieka klausimų. Nes nibana yra vat, ir vienas iš epitetų užgesimas, nurimimas. Ir va tada tu supranti, kad nebus kito varianto, ta prasme, ir ta atgimimų grandinė yra begalinė, kančios niekada samsaroje neįveiksi ir galutinio nusiraminimo čia nerasi. Ir žmogus ne tai, kad jisai, kad suvokdamas, kaip gerai bus ten, kai tarkime su krikščionybė ar kitom religijom palyginus, kad va ten jau viskas, amžinos atostogos, jau ten Dievo užantį rojuje ir jau ten jau amžinas gyvenimas palaimoje. Vat čia atvirkščiai turbūt, kad tu, kai iki galo įsisąmonį nubundi, pamatai, kaip yra iš tikrųjų, tai nu tau, nu, kaip ir minima tradicijoje bent jau, teravados tas prisilietimas, įžengimas į srautą, prisilietimas prie nibanos, ne buvimas, bet tas įstojimas į srautą, tas tarsi paragavimas nibanos. Vat turbūt tas ir yra akcentas tada. Kai tu vat prisilieti, suvoki, kas tai yra, jau bent akimirkai, tada nelieka abejonių, atkrenta visų pirma abejonė ir tada tu supranti, kad čia iš tikrųjų čia tik dukha, o ten yra nurimimas. Tada jokių klausimų nebėra, tik tai pasiekti nibanos būvį. O be abejo, kol to neturi suvokimo, tai čia sudėtinga yra jo ir nupasakoti ir atrodo Buda slepia kažką, tai net nesako, nes atseit neįmanoma. Bet vat, yra taip, o ir dar galbūt vat, apie prieglobstį, vat, priėmimas vat, damoje, pavyzdžiui, kodėl verta priimti. Vat gal reikia tą momentą turėti omenyje, kad Buda sako, turite įsitikinti jos tikrumu. Ne taip, kad priimti aklai, arba kad aš sakau, ar mokytojai kiti sako, ar dar kas nors autoritetai, turite įsitikinti jos tikrumu. O neįsitikinsi nepradėjęs praktikuoti, sekti mokymų, kai pradedi, tu po truputėlį įsitikini, ne kažkokiais stebuklais ar dar kažkuo, tai pradedi matyti tiesiog, kad tai veikia iš tikrųjų, tas mokymas, senas mokymas, taip sakant, ir tiek laiko perduodamas buitinėse smulkmenose. Pirmiausia, pamatai visiškai tokius banalius, kasdienius kažkokius pokyčius. Po to jau gali mąstyti, pradeda jau atrodyti, kad, nu, jeigu iš tokios taip veikia, tai ko gero veiks ir nu, kažkokiuose aukštesniuose dalykuose, rimtesniuose, kaip čia pavadinti, nežinau. Tai va dar čia tas priėmimo klausimų, tai va labai svarbus tas siūlymas įsitikinti jos tikrumu, berods vienas iš damos savybių šitaip verčiasi. Siūlo, kviečia įsitikinti jos tikrumu, imk, bandyk ir įsitikink. Įsitikinsi, nu tai tada ir vėlgi nebus irgi klausimų, ar verta ar neverta praktikuoti, nes nu pamatysi jos naudą, netgi smulkmenuose. Tai va tas dalykas, sakyčiau, va tik tą reikia, manyčiau, daugelis žmonių nelabai suvokia, neįsigilina į tuos dalykus. Gal žiūri paviršutiniškai tik nugirsta, bet esmė yra tokia, kodėl verta priimti ir kodėl verta praktikuoti. Ačiū labai, Aitai. Rima, norėjote sureaguoti, gal kažką pasakyti? Trumpai, aš tik norėjau paklausti, va dabar Aidas sako ir jūs sakot apie tą budistinį prieglaušio priėmimą. Ar tai reikštų, kad žmonės, kurie gimė budistinėse kraštuose, kuriem yra jau duota ta religija nuo mažens, kurie gali praktikuoti jau ir pažinti tą mokymą nuo mažens, tai reiškia, kad jų gera karma? Jo, ačiū labai, Rima. Jo, aš gal pradėsiu nuo jūsų, po dar sugrįšiu prie to, ką Aidas sakė.
sureaguosiu ir mm, čia aš galvočiau, kad jo, čia labai įdomiai pasakėt, kad ar tai reiškia, kad juk yra karma. Nu, man atrodytų iš tokio senoviškesnio tekstologinio požiūrio, tai taip. Jeigu tu esi gimsi tame žemyne, kur yra Buda, yra galimybė geriau gauti Budos mokymą, tai tikrai taip. Būtent, Gal dar manau, kad tas būtų toks atsakymas, jeigu taip iš teksto pačio žiūrint, bet šiais laikais, bet man atrodytų tas mažiau galioja, nes dėl globalizacijos, man atrodo, jau visas pasaulis yra kaip ta džempų dvypa, jau nebėra tos skirties. Vat, sakykime, senais laikais, nu ką žinau, gal net ir labai senų net ir nereikia, kai pagalvoju, gal ir dar gal net ir visai neseniai, iki interneto atsiradimo, iki galimybių išvykti kažkur, bet net ir, gal žiūrėkime, net ir sovietmečiu irgi po galimybių, kas labai norėjo, vis tiek galėjo prieiti tą informaciją. Aišku, čia jau reikia to labai jau to būti užsimotyvavus labai stipriai, bet ir ne tada priejo, o dabar jeigu gali bet kada internetu, kad ir tuos mokymus gauti ir prisijungti, ta prasme, pilna galimybių, tas budizmas yra prieinamas, jau nebėra tokio uždarumo kažkokio. Tai aš taip atsakyčiau, Rima. O gal ten senos sielos turiu menį. Va tuose budistiniuose kraštuose senos sielos, žinot, jau daug reikarnavusios kartų. Aš gal nemanyčiau, aš visgi galvočiau, kad sakyčiau, kad sakau, gal senais laikais. Aš labai atsiprašau, Ai, prašau. pastabėlę. Manau, kad nebūna nei senų sielų, taip vadinamų sielų iš viso nėra budizme. Nebūna nei senų, nei jaunų, nes to pradžios nėra ir Taip, nežino, kaip ten kas, nėra, kad čia visiškai teisingai. mažiau atgimimų praėjusios ar daugiau. Šiaip iš tos pusės žiūrint, tai turbūt visos būtybės vienodai praėjo. Taip, iš Atgimimų. budistų. Nebent skaičiuojant tenai būtybės gyvenimo ilgį, tai va per taigi ten dievybės ten labai ilgai gyvena, o ten koks uodas gal vieną naktį, tai gal pagal tai, bet senesnių, jaunesnių čia, manau, klaida būtų. Tokių nėra, kad senesnės ilgiau tenai reinkarnuoja ir dėl to jos ten labiau nusipelno tas. Ne. Manyčiau, kad irgi galbūt Azijoje galbūt kažkiek yra tos nuopelnų, tarkim, išsipildymo, kad tu atgimsti šalyje, kur budizmas lengvai pasiekiamas, ar ne? O jeigu ten atgimsti, kur iš viso ten niekas net neuostė, negirdėjo, tai ir prieimo nėra Afrikoje, kur nors net interneto žmonės neturi, tai gal iš budistinės pusės galima tai būtų sakyti, kažkokie nuopelnai vis tik subrendo karmos vaisius, kad tu atgimiai terpėje budistinėje. Ačiū. Visiškai sutinku, matau, Rima Aidas labai gerai atsakė, tai neturiu ką pridėti, iš tikrųjų, absoliučiai sutinku. Ačiū labai abiems. O dabar kalbant apie, dar labai trumpai tik Aidas pasakė, iš ankstesnio aš labai pritariu dėl tos interpretacijos nirvanos, kaip būtent pasitenkinimo čia ir dabar. Aš taip supratau Aido mintį, kad visuomet tikiesi, kad kažkas bus, čia yra ta kita interpretacija nirvaną suvokti. Nes sako, Buda patyrė nirvaną, kaip sakyt, nubudimą, tam tikrą nirvanos skonį jau ir būnant, esant gyvam. Iš esmės tas gyvam skonis tai ir buvo tas, kad jis patyrė tam tikrą, suprato šitą momentą, apie ką Aidas ir kalbėjo, ir yra dalis tų mokymų budistinių labai stipriai užakcentuojant momentą. Tai du tokie labiausiai užakcentuojantis, tai ką Aidas sakė, yra dzen budizmas arba chan budizmas, son korejetiškai dar. Tai jie akcentuoja būtent apie tai, kad reikia būti čia ir dabar. Čia ir dabar. Ir tas reiškia, kad tu negalvoji, kas bus po to, ir tu esi tame momente, ir tu nieko nesitikė, nieko nelauki ir bandai, iš esmės, ten ir čia ir dabar realizuoti tą nirvaną, tą pasitenkinimą, nenorėjimą kažkokių dalykų, nesitikėjimą, kažko daugiau. Ir tai yra tarsi užgesinimas tas nirvanos mūsų kažkokių tai lūkesčių ir tuo pat metu nepasitenkinimo kažkokio, kuris dažnai ir kyla, kad mes norim dalykų ir manom, kad kažkas dar laukia mūsų ateityje ir taip toliau. Tai va čia ta tokia mini
tokia mažesnė nirvanos interpretacija, bet jeigu tu gyveni nuolat taip, e, momentas iš momento, tai iš principo ir tu realizuoji tą nirvaną plačiausią tą prasme. Nors sakau, zen budistai net neskiria čan, kad yra ten ta vat. Jie visą akcentą deda ir čia ir dabar, o Tibeto tradicijoje dzogčenas. Tranimos mokyklos ir bon aukščiausias mokymas lygiai tą patį egzistuoja, sakydami, kad mums reikia iš principo vienas iš dalykų tai yra nuolat matyti, reiškia, tą, tai turi labai daug tų būdų, kaip tą padaryti ir geri dzogčeno mokytojai, jie nuolat sugražina mūsų prie mūsų, jie kalba apie pirminį protą, kuris yra tarsi neiškreipytas mūsų kažkokių tai lūkesčių, norų ir sugražinti mus prie to pirminio proto, jie kitaip prieina. Turbūt, bet iš vis mintis ta pati bendriausia prasme. Ir tas pirminis protas nesugadintas tų lūkesčių visų ir kuriame nėra tų visokių tai manimų, grubių visokių. Tai va, tai iš principo, man to Aidas apie tai minėjo iš tos pusės. Ir dar kitas aspektas yra dėl motivacijos dharmos. Tai visiškai taip, kad įsitikinimas labai svarbu yra ta paties praktikuotojo, bet apie tai dar bus tekste daugiau, kad nėra taip, kad tik tai priėmė įsitikinimą ir viskas, tas nesišau, prieglobst ir jau baigta. Tai iš principo budizmas yra apie tai, kad yra du keliai. Prasme, ne du keliai, yra dvi tos priežastys. Yra prieglobstis pats, bet kartu reikia, prieglobstis duoda kryptį, orientaciją. Tau tiesiog duoda instrukciją, bet toliau iš principo tu turi tą instrukciją naudotis. Ir už tave nebus padarytas visas darbas. Gal kai kuriuose budizmo mokyklose yra, kur už tave gali viską. Pavyzdžiui, yra tokių tiesos, yra tokių krypčių, pavyzdžiui, yra šitas tyrosios žemės budizmas Japonijoje. Džiodo vadinamasis. Ir aš apie tai ten, prasme, esu ten rašius šiek tiek paskaitas skaičius irgi anksčiau. Tai jie ten kalba truputį apie tai, kad gali visiškai tiesiog, nes būda toks galingas, kad jis gali savo nuopelnų dėka, net jeigu ir tu visiškai beviltiškas, tave ištraukti. Bet čia yra labiau nišiniai dalykai. Daugelis budistų taip negalvoja. Vis tiek svarbu, ypatingai, manau, Teravadai tas akcentuojama, kad pačio praktikuotojo pastangos labai svarbus. Po Mahajanai daugiau yra to, kad tave kažkas kiti gali ištraukti, išgelbėti, bodhisattvos kažkokios kitos, bet iš principo labai svarbu vis tiek pačios momentas veikimo. Taip, tai galbūt komentarų mano ir dabar užsižiūrėjau laiką ir ko gero pagal laiką jau mums reikia stoti. Čia ir daugiau neimsi medžiagos šiandien, tai kitą savaitę toliau tęsim skaityti apie prieglobstį ir kurį laiką dar praleisim skaitant apie jį, visai tikriausiai tai nemažas, kažkiek tų užsiėmimų ir po to prieisime prie karmos. O karma sema irgi užtruks kažkiek laiko ir po to perėsime jau prie vidutinio motivacijos būtent praktikuotojų. Bet iki to laiko dar tikrai bus apie ką paskaityti ir padiskutuoti. Taigi, ačiū Jums labai už Jūsų laiką, įžvalgas puikias ir tuomet iki kitų susitikimų, kitos savaitės. Ačiū, viso gero. Ačiū, iki.